Lietuvą sukrėtusi Kaune pagrobtos mergaitės istorija tėvams pasėjo nerimą. Kaip teisingai kalbėti su vaiku apie jo saugumą? Kur ta riba tarp rūpesčio ir gąsdinimo? Ar jūsų šeima turi slaptą kodą? Klausia psichologė Akvilė Kiburienė. Tėvai iš savo ypatingai didelio nerimo, jie pasako žymiai daugiau, negu vaikas pajėgus pagal savo amžių suprasti. Vadinasi, mes turime kalbėti labai ramiai, pasisodinus vaiką šalia savęs ir kalbėti jam suprantamą kalbą. Jeigu mes vartojame įvairiausius ištiktukus, kurie nusako mūsų emocinę būseną, vaikas ne visada girdi žodžių turinį, jisai girdi tą, kaip tėvai reaguoja. Ir jo galvelėje tai gimsta labiau į didelį pavojingą vaizdą. Mes negalim apsaugoti savo vaiko nuo visų tykančių pavojų aplink mus, mes turime padėti jam pasiruošti. Kad vaikas jaustųsi pasiruošęs, jisai turi du dalykus išsiugdyti. Mūsų kaip suaugusių pareiga padėti išsiugdyti. Vienas dalykas yra pasitikėjimas savimi, o kitas dalykas yra mano meistriškumas kažkokioje srityje. Ir tas meistriškumas ir yra paremtas, kiek aš įgūdžių turiu. Ar aš galiu savarankiškai pareiti namo, ar aš galiu pareiti namo keliais. Nes dažnai tėvai mes parodome vieną kelią, bet vaikas susidūręs su elementariausiu, nekalbant apie šitą situaciją, bet susidūręs, sakykime, su gąsdinančiu pavojingu šuniu, kuris išbėgo. Ką jam daryti? Jisai negali paskambinti tėvam, arba dažnai vaikas gal skambina tėvam, jis išsigąsta. Tai mūsų kaip tėvų pareiga yra parodyti 2-3 kelius, kaip jisai gali pareiti. Lygiai taip pat ir tokiose situacijose mes turime nukreipti vaiką, ką jis gali daryti susidūrus su pavoju. Vaiko saugumo klausimus pirmiausia reikia aptarti šeimoje. Tėvai turi žinoti vaiko buvimo vietą. Mobilus telefonas, be kurio dabartinio jaunimo turbūt sunku įsivaizduoti, visada būtų pakrautas. Mokykla prisideda prie vaikų saugumo užtikrinimo, neįleisdama su ugdymo procesu nesusijusių asmenų į mokyklas. Bet problema kyla dėl vaikų noro lankytis prekybos centruose. Bet ten yra pigiau, ten yra akcijų, ten yra kiti dalykai. Na ir čia, kaip pasakyti, čia pakankamai sunkus toks susitarimo reikalas, nes jeigu žiūrėsime piniginių aspektų, tai prekybos centrai visada yra patrauklesni. Tai ir šita istorija, kuri įvyko Kaune, irgi kas rodo tai, kad vis tik mergaitė tai važiavo į parduotuvę. Tai nuo to dėja nesame apsaugoti ir pasakius, turbūt net sunku pasakyti, ar mokykla turi įtaką, kažkokią tai įtaką už mokyklos teritorijos ribų. Direktorius patarė tėvams naudotis taisyklę: pasitikėk, bet patikrink. Būna tokių situacijų, kada tiesiog tėvai nežino, pas kažkurį draugą, bet nežinom pas kurį draugą. Tai čia jau yra šeimos susitarimas, čia jau turi būti labai aiškiai ir labai konkrečiai žinoma, kur, kada, pas ką, su kuo, jeigu nuėjai, tai duok žinią informaciją, kad jau esu ten. Šeimos nariai turėtų susitarti slaptą šeimos kodą. Labas tavo mamytė, aš pažįstu tavo mamą, o jeigu mes gyvenam tokioj nedideliai, kaip Panevėžy, tokiam mieste, tai tikrai panašu, kad daug kas daug ką gali pažinoti. Ir sako, aš pažįstu tavo mamą, prašė tave parvežti. Tai tuomet vaiką mes turime paruošti, išmokyti, kad vaikas sako, o koksai yra kodas. Pokalbių su vaiku reikėtų pasiruošti. Pirmiausia, sukurti jaukią ramią atmosferą, apkabinti vaiką, paskaityti pasaką ir tik vaikui nurimus pasikalbėti apie saugumą ir šeimos kodą.